Plungė ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Klaidžiojome po tamsius miškus, perėjome slėnius ir suartus laukus, o procesija buvo ilga kaip amžinybė. Aš manau, Lietuva toks kraštas, kur įvertiname, bet realiai tai čia labai ir saugu, ir patogu keliauti, nes yra žygiuoti, nes atstumai nedideli. Turiu omeny, visą laiką bus kažkoks civilizacijos, kažkoks požymis ir jeigu ten, kaimelis ten be parduotuvės, tai vis tiek yra žmonės, ten gali užeiti kažkokios pagalbos, jeigu prisireiktų. Kunigaikščio, valstybės veikėjų ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio anūkas Mykolas Oginskis 1873 metais Plungėje pradėjo kurti kultūrinę ir muzikinę veiklą išgarsėjusią rezidenciją. Irenėjus turėjo du sūnus – Bogdaną ir Mykolą Oginskius. Ir nuo to prasidėjo ir mūsų mokyklos istorija. Bogdanas paveldėjo dvarą Rietave ir ten įsikūrė, o jo brolis Mykolas įsikūrė Plungėje. Iš Platono Zubovo giminaičių įsigijęs dvarą, jį atstatė. Įdomu tai, kad brolio kaiminystė labai pasiteisino. Rietavo kunigaikštė Bogdano Oginskio ir jo jaunesnio brolio Mykolo Mikalojaus. Matyt, kad nuo vaikystės juos brolystės saitai labai artimai susiejo ir tokiu būdu, būdami per 20 keletą kilometrų, jie labai artimai bendravo ir derino daugelį muzikinių programų, muzikos instrumentų pirkimą. Čia, kai pasižiūri, tai įdomus labai strategavimai. Vienas orkestras daugiau su pučiamaisiais, ten kitas orkestras daugiau su styginiais. Sveiki! Labą dieną! Čia mes pas jūs į svečius. Sveiki. Sveiki. Lietuviškai kalbu, ne? Trupučiuką. Kapais gyvenu našlys. Kaip tik. Ji kaip tik sakė, kad norėtų Lietuvos kaime kokią nors trobelę nusipirkti. Gal kažką turit po blatų? Žmona mirdama pasakė, neprasigerk, nepalūžk ir prie mano grabą anekdotų nepasakok. Mykolas Oginskis Plungės dvare apie 1873 metus įsteigė muzikos mokyklą ir prie jo subūrė 35–50 muzikantų orkestrą. Į mokyklą suvažiuodavo jaunuoliai iš visos Lietuvos. Buvo besimokančių iš Rygos, Varšuvos, Gardino. Ir kai Bogdanas įsteigė pirmąją profesionaliąją muzikos mokyklą Rietave, Mykolas brolis įsteigė 6-metę muzikos mokyklą čia Plungėje. Ir tai buvo mūsų mokyklos pradžia, mūsų mokyklos ištakos, nes šioje mokykloje buvo mokomi orkestro muzikantai. Tai buvo neturtingų šeimų vaikai, kurie atvažiuodavo iš įvairių rajonų, netgi iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, netgi buvo ne tik iš Lietuvos, kurie gaudavo pilną kunigaikščių išlaikymą ir ten mokėsi muzikos rašto ir mokėsi groti simfoninėme, pučiamųjų ir styginiame orkestruose. O šie orkestrai tenkindavo dvaro poreikius reprezentacinius, kur atvažiuodavo kunigaikščiai, vykdavo šventės. Mykolo Oginskio įsteigta muzikos mokykla greitai įgavo profesionalios mokyklos reputaciją, ruošė profesinius muzikantus ir turėjo orkestrą siekiantį vakarų Europos lygį. Plungės dvaro orkestras koncertuodavo Palangoje, Rietave, Rygoje, Latvijos ir Lietuvos kurortuose. Taip pat ir netgi Latvijos ir Lietuvos kurortų lankytojus, kunigaikščius ir kitokius didikus, tenkindavo jų poreikius, koncertuodavo ir tai buvo iš tikrųjų nuostabus dalykas. Taigi mūsų mokykla kaip ir kildina save iš tos būtent muzikos mokyklos, kuri pradėjo, gal tikros steigimo datos neturi, taip kaip Rietavas 1872, bet mūsų mokykla savo atsiradimą datuoja kaip ir 1873 metais kunigaikščiui Mykolui įsigijus dvarą.
Sužino Mikalojus Markas Severinas, besigydydamas Druskininkuose. Tiesą sakant, jis išgirdo vargonuojant Kostuką tenai. Ir paskum gydytojas jam rekomendavo, kad sako, čia va vargonininko sūnus ir kad jisai jau nuo mažens puikiai skaito tas natas. Visi Čiurlionių vaikai ten muzikai tiesiog pakerėti muzikos. Ir jį atsiveža čia į Plungę, į Plungės muzikos mokyklą, nes jie rinko talentingus vaikus, rinko, kad galėtų išugdyti šių muzikantus orkestro. O kai pasirodė, kad Kostukas ne tik muzikantas, o jisai ir turi tą Dievo dovaną komponavimo, tai nieko nuostabaus, kad šviesusis kunigaikštis Mykolas Plungėje imasi jį globoti ypatingai. Plungėje, Mykolo Oginskio dvare įsteigtoje muzikos mokykloje, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis mokėsi groti įvairiais instrumentais, giedojo chore. Tuo metu jis pradėjo komponuoti, laisvalaikiu piešė. Nuo 1892 metų, kaip orkestro fleitininkas, jaunasis Konstantinas gavo ne tik išlaikymą, bet ir algą. Kartu su orkestru koncertuodavo Rietave, Palangoje ir kitose miestuose. Šiame orkestre grojo, mokėsi ir vėliau dirbo mūsų nepakartojamas genijus, kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kaukės, medinės kaukės, čia žodžiu irgi tema. Tai čia žodžiu jūsų kažkoks toks kaip išskirtinumas, ar ne? Jūsų čia menas, kuris suprantamas yra pasaulyje. Bet čia tokie gyvenimo, kad su kartai žaidžia, ar čia tipo Lietuvoje, ar čia demonstruoja? Kortom loždavo. Lauko policijos viršininkas, klebons, tas paštą viršininkas ir girninkas. Tai žodžiu, jam žinot tą visą liaudės polinkį lošti kortom, ar ne? Šiandien Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla tęsia kunigaikščio Mykolo Oginskio įkurtos muzikos mokyklos ugdymo tradicijas. Dabar meno mokykloje vaikai mokomi ne tik muzikos, bet ir dailės, šokio meno. Kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokykla buvo įkurta tiesiog prie dabartinių Oginskio rūmų flygeliuose. Ir ten vyko, manau, muzikantų tas paruošimas ir pučiamųjų, ir styginių, tie, kurie buvo reikalingi groti simfoninėme pučiamųjų orkestre. Ten turbūt pučiamųjų visa skalė buvo instrumentų, styginių orkestrui. O meno mokykla, kaip dabartinė meno mokykla, tai buvo atkurta 1962 metais, kaip 7-metė muzikos mokykla. Jinai buvo tokia medinė, jauki, prie bažnyčios, stovinti jame, negaliu dabar pasakyti tiksliai, bet pedagogų dirbo 15, galbūt 16. Pagrindinės tos specialybės pučiamieji, fortepijonas, kanklės, teorinė disciplina. Šiuo laiku mes iš tikrųjų esam labai išsiplėtę. Plungės muzikinės kultūros židinys, įkurtas XIX-XX amžiaus sandūroje, ne tik tęsė Lietuvos dvarų muzikinės tradicijas, bet ir sureikšmino lietuvių muzikos kultūrą tarptautiniame kontekste. Stengiamės tęsti šitas istorinės tradicijas ir turim 2 didelės edukacinės kultūrinės programas. Taip vadinasi viena kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į 21 amžiaus Plungę ir antra kultūrinė edukacinė programa, kuri vadinasi Žvalgykis nuo aukštų bokštų Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Taigi mūsų visa veikla telpa, galima sakyti, į šias 2 didelės apimties kultūrinės programas. Cheese! 100 griekų turėjau padirbti vieną kryžių arba koplytstulpį. Tai taip apie 50 koplytstulpių ir kryžių esu padirbęs, bet dar griekų amžius baigė. 86 metai dėdu. O, solidu. 86 years old. Viso garo. Viso garo. До свидания. Спасибо вам.
Kunigaikštis Mykolas Oginskis tiesė kelius profesionaliai lietuvių muzikiniai kultūrai, kurios pamatus klojo buvę mokyklos auklėtiniai, tarp jų ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šie metai yra ypatingi, šie metai yra 150-osios metinės Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, taigi visa Lietuva ūžia turbūt nuo renginių gausos, nuo labai didelių projektų ir mažų darbelių. Tai aš šiandien ir norėčiau kažkaip atkreipti daugiau dėmesį, ką mes darome šią temą su vaikais, kaip mes suprantame, kaip mes suvokiame Čiurlionį vaikų akimis. Jeigu šitų kultūros vertybių, kurias turim, neperduosim jaunai kartai, tai aš manau, mes ateityje galėsime kultūrą tik tai pirkti. Ar ne? Ir būti vartotojai, ir netgi ne visai išprusę išsilavinę ir be fundamentalių tų žinių, to suvokimo kultūrinio paveldo, ką mes turim nepakartojamo čia Lietuvoje. Pedagogų kolektyvas atiduoda daug jėgų Žemaitijos vaikų meniniam ugdymui, dvasinio pasaulio turtinimui. Visus metus vyko renginiai skirti Čiurlioniui. Pagrindinis dalykas tai mums su vaikais atlikti jo kūrinius. Aišku, jo kūryba yra gana ribota vaikams atlikti, ar ne, ir tie simfoniniai kūriniai, kurių mes savo pajėgomis tikrai negalime atlikti. Tai galbūt dainuojame jo harmonizuotas dainas, jo grojame polonezus, noktiurnus, tai, ką mes gebame, bet kad vaikai suvoktų, suprastų ir patys galėtų prisiliesti prie šio genijaus darbų. Iš tikrųjų, yra du labai įdomus projektai, į kuriuos aš ir norėčiau akcentuotis. Tai dailininkų projektas, kaip vaikai mato Čiurlionį ir kaip gali jį išreikšti, savo akimis matant sąsajos Čiurlionio ir mano pasauliai. Projektas vadinasi, kaip vaikai mato, kaip suvokia Čiurlionį ir kaip jį interpretuoja. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla – moderni švietimo, kultūros ir meno oazė. Šiandien ji puoselėja ne tik Plungės muzikinės istorijos tradicijas, bet ir ugdo jaunosios kartos kūrybiškumą. Meno mokyklos dirba didžiulį vaidmenį šią prasme, kad vaikas atėjęs, kad atskleistų savo kūrybinės galias, kad atsiskleistų, kad neštų gėrį, neštų šviesą ir kitokią emociją, kad išmoktų reikšti emocijas, išmoktų kurti, dalintis, o žinoma, jie išeina tikrai kitokie. Jie kitaip suvokia pasaulį, jie kitaip suvokia meno kūrinius, jie kitaip reiškia mintis, kitaip bendrauja. Tai daug ką išlaisvina. Tikrai menas išlaisvina, menas kurti ir suvokti aplinkinį pasaulį. Tai lygiai taip pat kaip ir Čiurlionis, ne? Jis nebuvo tik muzikas ar nebuvo tik dailininkas. Tai va čia ir pabandė vaikai su savo mokytojais padaryti tokį projektą. Susijungia muzikos skyriaus moksleiviai su dailės skyriaus moksleiviais. Muzikos skyriaus moksleiviai turėjo tokią užduotį, gavo Čiurlionio jūros arba miško pradžios temą, tiesiog kelias natas ir pabandyti sukurti savo melodiją, pabaigti kurti taip, kaip jam atrodo iš tos pradžios, iš to grūdo sukurti kažką tai savo. Ir taip pat dailės skyriaus moksleiviai tapė paveikslus įkvėpti Čiurlionio paveikslų. Ir gavosi labai reprezentatyvus projektas. Muzika tai išsigelbėjimas ar atitrukimas nuo realybės, gyvenimo spalvos. Fortepijono skyriaus moksleivė parašė šitus žodžius, o dailės skyriaus moksleivė nutapė paveikslus. Ir kiekvienas paveikslas ar paveikslų koliažai tai yra įkvėpti būtent Čiurlionio kūrybos. Kunigaikštis Mykolas Oginskis iš savo protėvių, garsėjusių ypatingų muzikalumu ir profesionalumu, paveldėjo tobulą muzikinį išprusimą. Tai jam padėjo išlaikyti aukštą dvaro muzikinio gyvenimo lygį. Jie atsinešė labai gilų šitą poreikį muzikiniai kultūrai iš Italijos ir gal net dar iš ankstesnio laikotarpio, ten reikėtų geriau žiūrėti. Bet ypatingai Italijos periodas, Venecija, Florencija, Padova, tų miestų dvasia, juk Italija, Toskanos provincija, tai Oginskiams tai buvo antroji tėvynė.
Ir pats Mykolas Kleopas Oginskis, kaip žinome, jau kai po Tado Kosciuško sukilimo sutriuškinimo, kai įsikūrė Zalesija, Baltarusijoje dabartinėje. Taigi ten irgi iš nieko iškylo ir rūmų, kad ir kuklus kompleksas, ten jisai kvartetą įsteigė, ar ten pirmoji smuikų griežė ir kasdienis muzikavimas. O jeigu pažiūrėjus dar plačiau ir giliau, tai visa giminė, šviesiuoju žodžiu pasakius, pamyšusi dėl muzikos. Tas pats Mykolas Kazimieras Oginskis, paskutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis hetmanas, Vilniaus vaivada. Kiek jisai parašęs puikių kūrinių ir teorinių veikalų apie muziką. Ir ilgą laiką turbūt net ir mūsų atlikėjai nelabai susigaudydavo, kurio čia Oginskio polonezas skambina. Jeigu MK Oginskis, tai nebūtinai Mykolas Kleopas, gali būti Mykolas Kazimieras Oginskis. O Mykolą Kleopą Oginskį tai skirtinai visa Lietuva žino. Kasgi nežino atsisveikinimo su tėvynė polonezą. Vienas iš 24 polonezų, o kiek mazurkų, menuetų, maršų, Tado Kosciuško sukilėliam. Dievas, kaip žemaičiai sako, dovanoja, davė ir dar drybtelė ant viršaus šitoje vietoje. Tai pasižiūrėjus ir į ankstesnės šakas, net ir Matas, pavyzdžiui, Oginskis, Merkinės seniūnas, ten kokį 100 mečių beveik anksčiau, Merkinėje, irgi kapela sava ir tenai. Matyt, kad to meto vis tik tai aristokratų, daugelį aristokratų aplinkoje muzika buvo neatsiejama, taip kaip ir dailė, kaip ir menai, kaip ir kiti dalykai. Kai atėjome, maniau, kad tai pilis. Nežinojau ir niekada nebūčiau pagalvojusi, kad tai buvo privatus namas, kurį kažkas pats pasistatė. Šalyje, iš kurios aš esu, jei tiksliau iš Nigerijos, mes ten turime turtingų ir įtakingų žmonių, jie taip pat turi savo nuosavus namus, bet aš niekada nemačiau tokio milžiniško kaip šis. Tai nuostabu. Gabiausiems savo mokyklos mokiniams Plungėje kunigaikštis Mykolas Oginskis skyrė stipendijas toliau studijuoti Varšuvos muzikiniame institute. Paskum jau, kai baigė Plungės muzikos mokyklą, jis siunčia juk mokytis, mecenuoja ir Varšuvos konservatoriją, ir į Leipcigą. Ir kai pagalvojai, kad jeigu ne ankstyva mecenato mirtis, šviesiojo kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Marko Severino mirtis, tai mūsų genijus tikrai dar būtų nesudegęs tam neregėtoj kūrybinėj įtampoj. Ir žinoma rūpesčių, tų buitinių, šeiminių rūpesčių visoje apsupty ir toj naštoj. Kai pasižiūri iki Čiurlionio šitą kūrybinį veržlumą, taigi per vienus metus, ten 909 tiesiog srautais ėjo sonatos, jūros sonata, didysis Reks, žvaigždžių sonata. Tie dalykai negalėjo nesudeginti. Ir reikėjo, kad kas nors jį vestų kaip menedžeris, kaip globėjas, kaip mecenatas, kad patausotų. Tai tais laikais, žinoma, du praradimai. Mecenato praradimas, o vėliau ir Konstantino praradimas. 1902 metais, mirus kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, orkestras ir mokykla buvo uždaryti. Plungės orkestro mokykla, veikusi apie 29 metus, buvo viena iš pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje. Po Oginskio mirties dalis orkestro, rietavo orkestrantų ir plungiškiai emigravo į Jungtines valstijas. Ir Čikagoje susibūrė Chicago Jazz Band, ten 14 ar 16 muzikantų grupė, kuriai vadovavo jaunas tuo metu veržlus, talentingas muzikas Vytautas Lukauskas. Irgi iš tų Oginskio orkestro jaunimo išaugęs. Atvykę į Jungtines Amerikos valstijas, Plungės ir Rietavo orkestrų muzikantai įkūrė orkestrą, kuriame buvo 29 muzikantai. Šis orkestras nemažai koncertuodavo. Vytautas Lukauskas, Amerikoje susipažinęs su Miku Petrausku, kartu su juo ėmėsi realizuoti įvairius muzikinius projektus. Tarpukario laikas Lukauskas sugrįžo irgi į Lietuvą,
Tai Lukauskas pranoko ir Butkevičiaus asmenį, ta prasme, kad Butkevičius buvo vyresnis ir jisai jau po 45 metų jau nesireiškia beveik viešoj, tai Lukauskas, kaip matome iš fotografijų, dar kapelai vadovavo ir čia dainų šventėse Rietave ir orkestrėliuose, tai nešė šitą šviesą kažkur tai iki 60-mečio. Oginskių seniai nebėra, bet va šitą muzikinės kultūros, orkestro kultūros dvasia, tuo pačiu ir Čiurlionio, galima sakyti, aidas atkeliavo iki 6-70-mečio su Lukausko asmeniu. Aš labai džiaugiuosi, kad tai patyriau pati, tiesiogiai. Tai ne tas pats, ką pamatyčiau per televizorių ar perskaityčiau knygose. Viskas, ką mačiau ir jaučiau, natūralu ir tikra. Mes ne tik einame, mes taip pat tyrinėjame, fotografuojame, matome kai kuriuos dalykus. Jūs mums aiškinate kai kuriuos dalykus, pateikėte mums istoriją. Tai tikrai kažkas paveikaus. Gaila, kad neturiu daug nuotraukų telefone, bet nuotraukas turiu galvoje. Ta intencija žygio buvo tokia kultūrinė ir man čia tokia pirma patirtis, kad žygiuoju ne šiaip kur ten susigalvojęs, o su kažkokiu irgi tokiu kultūrinė programa, kažkokius kultūrinius objektus aplankant susijusius su Čiurlioniu. Tai daug jų sužinojau, nes eini tai jau biškį ir pasiskaitai ir pasidomi. Tai daug ir sužinojau ir praplėčiau akiratį.